Laidoje papasakosime apie Klaipėdos architektūros raidą, kaip kito miestas laikui bėgant, kokie veiksniai darė įtaką augant uostamiesčiui, formuojantis jo architektūrai. Susitiksime su jaunu šokėju, Klaipėdos muzikinio teatro choreografu Aurelijumi Liškausku. Baigęs sportinių šokių studijas pas garsiuosius choreografus Idzelevičius, jis mieliau renkasi šokio spektaklius ir su entuziazmu kuria choreografiją naujiems pastatymams. Apie visą tai ir dar daugiau papasakosime netrukus. Sveiki! Jau tradiciškai antradienio vakarą su jumis Baltikum televizijos eteryje sveikinasi apie Klaipėdos kultūrą ir istoriją pasakojanti laida Kultūra Plius. Aurelijus Liškauskas nuo pat atvykimo į uostamiestį šoka Klaipėdos muzikinėme teatre ir daugiau nei metus jis kuria choreografiją šio teatro pastatymams. Jaunas ir ambicingas šokių trupės vadovas, yra nusiteikęs darbui ir šiandien kviečiame į susitikimą su šiuo choreografu. Aurelijus Liškauskas gimė ir užaugo Ukmergėje, jo paties labai mėgiamame ir mylimame mieste. Visada jautė, kad yra susijęs su menu, šokiu, ritmu, tačiau kaip ir daugelis berniukų, dažniau su tėčiu ir vyresniu broliu žaisdavo krepšinį. Aš sportinius šokius pradėjau lankyti, mama privertė eiti į šokius ir kaip privertė. Aš futbolą lankiau, po to apleidau futbolą po 6 metų ir pasiūlė pašokti mama. Auriukai, tu gražiai šoki, kai vienas būni, eik pašoksi. Nuėjau pašokti ir kažkaip tai taip gavosi, kad iš pradžių gal ir pačiam patiko, po to nebepatiko, bet jau nebeturėjau kur trauktis, nes šokiai atėmė visą mano mokslo laiką, meluoju. Šiaip nesimokiau, man patiko šiaip leisti laiką tokiam krepšinis, draugai, kaimynai, sakau, gatvė. Jaunuolis į Klaipėdą atvyko autostopu iš Palangos, kur su klasiokais smagiai leido laiką švęsdami išleistuvės iš mokyklos. Čia susiradęs menų fakultetą, išlaikė stojamuosius egzaminus ir įstojo į žymių choreografų Idzelevičių vadovaujamą sportinių šokių kursą. Pirmaisiais studijų metais vaikinas galvojo, kad tikrai dar grįš į savo gimtąjį miestą, dažnai tranzuodavo aplankyti artimųjų ir draugų į Ukmergę. Visada svajonė buvo pašokti tokiam kolektyve kaip Žuvėdra, bet aišku, aš ten negavau pašokti šiaip, aš ten tik tai mokiausi, nieks nepriėmė mane šokti. Tik tai mokslai, o po to į teatrą, sakau, pasiūlė ateiti jau pirmais metais praktiškai, nes kažkaip, taip gavosi. Man labai patinka, kad taip gavosi, labai džiaugiuosi, labai dėkoju visiems, kurie mane pakvietė į teatrą. Ačiū jums visiems, tėvam ačiū, kad išleido į Klaipėdą. Nuo pat pirmojo kurso patekęs į muzikinio teatro kolektyvą, jis čia jau dirba ir kuria 15 metų. Teatrą vadina antruoju gyvenimu, nes čia praleidžia labai daug laiko. Aišku, šeimai tai yra sudėtinga, nes man tiek pat patinka būti su jais, kiek patinka būti teatre. Tai yra, toksai, man tai yra labai gerai, aišku, šeimai truputį sunkiau, nes jie nesupranta, kaip čia po atostogos, tai gal labai noriu į tą teatrą grįžti. Ir tikrai, kad darbas tiesiog trauktų tave į save, tai yra, manau, kad tai yra labai didelis pasiekimas. Atėjus į teatrą jaunajam šokėjui iš karto teko ne tik šokti, o kurti ir vaidmenis, tarsi savaime išmokti ir aktorystės meno. Aktorium kaip ir nereikia tapti, paprasčiausiai reikia mokėti labai gerai meluoti. Visi šiaip stengiasi dažnai meluoti. Iš tikrųjų, melavimas yra vienas iš mūsų tokių kaip ir yda tam tikra, bet jisai adrenaliną sukelia tam tikrą prasme. Ir visada, kai meluoji, tu jautiesi kažkuo tai aktorius, iš tikrųjų, nes meluoji jau tu nesąmonė šneki, iš tikrųjų, ir mintise tu keiki save, kad tai neteisybė, bet vis tiek tau reikia ją pasakyti. Ar du gavai pažymių knygelę, ten neįrašė, bet nenori pasakyti ten, arba tiesiog meluoji, kad pusryčius suvalgy, čia vaikiški melai. Aišku, aš nebeisiu tenai prie tų suaugusių melų, kas vyksta. Bet realiai, jeigu žmogus išmoksta gerai meluoti, jisai scenoje gali gerai vaidinti. Tai praktiškai išvedžiau naują teoriją. Pirmuosius savo vaidmenis teatre, kai teko kurti senų žmonių personažus, Aurelijus prisimena su šypsena. Kadangi nemoki šokti žmogus dar kol kas, aišku, aš atėjau 18 metų pirmą kartą baletą, pamačiau apskritai, tai ta situacija ir yra tokia, kad tu ateini, tavo kojos kreivos, šleivos, tu visas esi persikreipęs, tenai, kaip ir sako, klyvaras. Žmogus, kuris dabar pas mus dirba pedagogų, sakė, kad apskritai tu čia su tokiom kojom tau vaikelį teatre nėra ką veikti. Ir taip gavosi, kad visi vaidmenys buvo. Tėvą vaidinau Karsone, įsivaizduokit, ateina 18-likinis ir vaidina tėvą. Tai
jausmas įdomus, tikrai, bet tas scenos pojūtis tai yra kitas reikalas. Tai ten jau nebūtinai šokti, ateini, erdvė, tau prožektorių į akis, kažkokių tai vidinių kompleksų slėpimas gaunasi tenai, nes bijai atrodyti prastai, nori atrodyti gerai, bet nesigauna. Šokėjai teko šokti Lenkijos, Rygos, Maskvos teatrų scenose, tačiau svajonių vaidmens Aurelijus sako neturys. Yra sukūręs pačių įvairiausių vaidmenų, tačiau kiek jų niekada neskaičiavo. Sudėtinga yra suskaičiuoti tos reikalus, nes viename spektaklyje tu gali sukurti 3 vaidmenis, 4 vaidmenis. Pas mus, kadangi trupė yra labai maža, 15 žmonių, 16, migruojantis personažai tokie. Ir gaunasi, kad mes turime atlikti viename spektaklyje daug personažų. Persirenginėjimai staigus. Aišku, jeigu paieškojus taip, tarp tų stambių vaidmenų, tai Čaplinas, aišku, Spragtukas, tenai savo spektaklyje, ten Rožėje, ten pagrindinis vaidmuo, net negaliu įvardinti, kas per vaidmuo. Tenai visokie varnai, po to visokie... Nežinau, daug tų vaidmenų, net neįdomu skaičiuoti, iš tikrųjų įdomiau vaidinti. Vaidmens kūrimas yra sudėtingas procesas, nes kaskart vyksta paieškos, kaip priartėti prie vaidmens, kaip gerai sušokti. Šokio gimimas prasideda ilgai klausantis muzikos, su ja susigyvenant, pajaučiant melodiją ir ritmą. Vaidmens kūrimas gimsta stebint, analizuojant, vertinant aplinką. Mes su Ramūnu Kaubriu dažnai sėdėdavom kokiam nors bare, laukiniam arba kažkur ir žiūrim paprasčiausiai einantį žmogų. Na ir analizuoji, kaip jis atrodo, kaip jis eina, kokia išraiška. Šerlokas Holmsas kažkuo galėjo būti choreografas arba šokėjas, nes jis labai gerai, dedukcijos metodai pas jį labai geri buvo. Jis galėdavo pasakyti, kas jis toks, profesija, jo netgi būdą galėdavo nuspėti ir realiai tai labai padeda šitie reikalai, nes jeigu tu gali apie žmogų pasakyti daug, pasakyti, kas jame patinka, pasakyti, kas nepatinka, tai tu gali ir perteikti savo, vidumi savo perteikti. Aurelijui didžiausią malonumą teikia savo vaidmens pajautimas, visiškas jo supratimas ir įgyvendinimas. Tuomet užvaldo begalę emocijų. Jis prisimena ir scenoje buvusių kurioziškų atsitikimų. Ir yra tokia scena, kai ten mane mėto, vieni už kojų laiko, kiti meta per viršų, aš ten griūnu ir gavosi taip, kad mano kolegos laikė už kojų, bet laikė kartu su kelnėm. Ir aš, kai verčiausi, mane paleido ant žemės, jų kelnės pas juos liko. O žinot, mes ten nešiojam tokius specializuotus triusikus. Bondažai vadinami, stringai moteriški beveik. Ir toksai vaizdas, bam! Nors scenoje šokėjas pasirodo dar ir šiandien, tačiau prieš metus jam buvo pasiūlyta užimti Klaipėdos muzikinio teatro choreografo vietą. Choreografu tapau netyčia. Ėjau gatvę ir tapau choreografu. Ne, Ramūnas pasiūlė pastatyti su juo vieną spektaklį dramos teatre Klaipėdos ir sako, ar nenorėtum pamėginti. Nes anksčiau buvau statęs porą tokių šokėjiškų numerių, nors gal netgi grįžčiau atgal, seniai atgal, kai aš buvau dar mokykloje mokiausi. Kažkodėl tai aš visada žinodavau, kad jeigu vyksta kažkoks tai naujametinis vakarėlis, netgi 6, 7, 8 klasė, visada kažkodėl tai jausdavau, kad aš galiu pastatyti šokį. Aš nežinau dėl ko, arba tenai sustumdyti žmonės, kad jie gražiai atrodytųsi. Aš nežinau, kodėl aš tai jausdavau, gal tai pavadinsim intuicija daugiau tokia. Ir aš to jausmų visada pasikliauju ir dabar. Jeigu aš jaučiu, kad viskas yra gerai šokyje arba tenai vaidyboje arba spektaklio metu viskas vyksta gerai, matau, kad viskas yra gerai, kad tai tinka. Kažkaip tai pasitikiu tą intuiciją ir išpalieku tą reikalą. Režisieriaus ir choreografo darbas vyksta kartu. Daug kalbamasi apie būsimą spektaklį, analizuojamos visos galimos smulkmenos. Tuo metu Aurelijus sako 2 ar 3 mėnesius dingstantis iš gyvenimo ir pasineriantis tik į kūrybinį darbą. Tuomet jo nemato nei žmona, nei dukrelė, nes jis daugiausiai laiko praleidžia teatre dirbdamas su režisieriumi, su kuriuo beje labai lengvai randa kalbą, o jų požiūriai sutampa. Lengviausia yra kurti, kai stovi salė, užsileidi muziką, bet kokią. Pavyzdžiui, tau patinka Radioheadai, man patinka Radioheadai. Gerai, aš ant tos muzikos sulipdau kažkokią tai choreografinį numerį savo, viduje, ten pasišoku. Aišku, aš iškart pamirštu. Tai yra didžiausia problema. Labai gerai, kad atsirado kameros, ačiū kameram. Tai nusifilmuoji tą reikalą, o po to žiūri, kad kaip pritaikyti tuos judesius, nes tu jau ant tos geros muzikos tau pats statai ir vadinasi tavo judesiai liejasi laisvai. Ir iš tikrųjų pasižiūri, kad visai neblogai tu ten atrodai. Kartais labai gėdingai atrodai, bet
Vat ir sukūrei tu choreografiją, aišku, prieš tai turi įsianalizuoti labai smarkiai tą, ką tu statai, tą muziką, kuri iš tikrųjų reikalinga spektakliui, tas vaidmuo, tu sėdi ilgai, ten mastai, ieškai sprendimų. Kuriant muzikinio teatro spektaklius, stengiamasi, kad šokis neišsiskirtų, būtų spektaklio dalimi. Šokėjai tarsi susilieja su visais kitais pastatyme dalyvaujančiais. Dainuojantis pradeda šokti, o šokantis uždainuoja. Jaunam choreografui vadovauti kolektyvui, kurio narių amžius ko netoks pat kaip ir jo, pradžioje nebuvo lengva. Didžiausias sunkumas yra perlipti per save ir žmogui liepti daryti tai, ko jisai niekada net negalvoja daryti. Ir paprasčiausiai tas amžiaus skirtumas yra problematiškas tada, kai tu nesi niekada dar nudegęs, nieks tavęs nėra tenai apkalbėjęs, nesi tenai, nežinau kaip čia pasakyti, bet kompleksai dingsta. Jam įdomu išbandyti save, padaryti tai, ko niekas nedaro normaliomis sąlygomis, todėl Aurelijus visada pasiruošęs iššūkiams. Laisvalaikiu pastaruosius 3 metus Aurelijus statosi namą. Labai ačiū tėčiui, kuris atvažiuoja padėti ir mes dviese tenai viską darom. Tinkuojam, judesiai labai faini. Tinkuojam, mūrijam, viską darom, špakliuojam, lubas, grindis, santechnika, kadangi iš Ukmergės santechnikai esam, tai santechniką darom, viską darom. Tai toks laisvalaikis, aišku, fainiausia yra su dviračiu sėsti žmona, aš tenai vaiką anksčiau pasisodindavom, kol buvo lengvesnis kėdutė ir važiuojam į Preilą su dviračiais pasivažinėti. Dviratis yra mano toksai, kaip ir galiu neturėti mašinos, bet dviratis yra labai svarbu. Labai mėgstu, myliu dviratį. Didelių planų artimiausioje ateityje Aurelijus nekuria. Svarbiausia jo užduotis – choreografo darbas teatre. Suformuoti trupę, kuri taptų stipresne, kurti spektaklius ir parodyti tiek Klaipėdai, tiek visai Lietuvai, kad Uostamiesčio muzikinio teatro baleto trupė gali būti europinio lygio kolektyvu. Choreografas atsisveikindamas priduria, kad naujas jų statomas spektaklis bus tikrai kitoks. Dabar Baltikum televizijos eteryje trumpa reklama, po kurios papasakosime, kaip formavosi Klaipėdos architektūrinis veidas. Likite su Kultūra Plius. Klaipėdos architektūrinis veidas formavosi ne vieną šimtmetį veikiamas kovų ir gaisrų. Papasakoti per kelias minutės apie tai labai sudėtinga. Šiandien pasakojame apie pačius bendrausius Klaipėdos architektūros bruožus. Šiandien Klaipėda Lietuvos vartai į Baltijos jūrą ir pasaulį, skaičiuojantys 760 savo gyvavimo metų. Miestas nuolat keitėsi ir augo, todėl pradedant kalbėti apie Uostamiesčio architektūrą, pirmiausia reikėtų apžvelgti jos raidos etapus. Pirmąjį aš bent savo skirstau nuo pilies atsiradimo iki maždaug 16 amžiaus pradžios. Tai yra didžiulis beveik 300 metų periodas, apie kurį mes žinom daug iš istorijos ir iš archeologijos, bet kurio mes nematom. Praktiškai miesto to nėra. 300 metų trukusį laikotarpį galime vadinti tvirtovės arba archeologiniu istoriniu periodu. Jo esmė – pilis tvirtovė, bastionas. Sunku pasakyti, ką pamatė ordino kariai 13 amžiuje atvykę į būsimo miesto vietovės, tačiau jie čia įkūrė pilį, kurios paskirtis buvo užkariauti Žemaitiją ir veržtis toliau iš šalia esančių genčių teritorijas. Antras periodas yra, sakykime, nuo sekuliarizacijos Prūsų ordino, kai išnyko ordinas ir tapo sekuliarizuota valstybė, tai yra nuo 1525 iki 18 amžiaus vidurio, tai yra iki Rusų okupacijos 7-mečio karo. Tai vėlgi yra didžiulis periodas, reiškia 18 amžiaus vidurys, baigėsi išeina Rusai, bet šitą periodą galima būtų jau vadinti kitaip, tai tvirtovė miestas. Per tą laikotarpį atsiranda tas mūsų senamiestis, kurį mes dabar matom, atsiranda bastionai, kuriuos mes vadinam Jono kalneliu, bet tai iš tikrųjų bastionai, ir atsiranda ta pilis, kurią dabar godojam, kad galbūt atstatysim. Iš šio antrojo periodo mes turime labai nedaug. Galime matyti pilies liekanas, numatyti, kur buvo bastionai. Šiandien vaikščiodami po senamiestį pastebime taisyklingai tiesias, tačiau kampus susikertančias gatves.
Išplanuota buvo, jeigu aš neklystu, 1409 metais šitą senamiestį. Tai buvo išplanuota, tai ne architektas, tada jis vadinosi lokatorius, jeigu aš neklystu, tai buvo Lankau, atvažiavęs čia ir išplanavęs tą miestą, va tokią urbanistinę struktūrą, kurią mes turim. Tai nebuvo kažkoks unikalus, šiaip buvo populiaru 15 amžiui taip planuoti miestus. Mes rastumėm ir Stokholme tokių pavyzdžių ir kituose miestuose. Tai yra taip vadinamas Romėnų karo stovyklos planavimo principas. Taip statmenai susikartančios gatvelės, susikirtimų vietose pagrindiniai pastatai. Ant šios suplanuotos teritorijos miesto pastatai iškilo tik po gero šimtmečio, 16 amžiaus 2–3 dešimtmetyje. Vienas iš statybos būdų, būdingas ir Klaipėdai, tai fachverko konstrukcijos pastatai, kurie čia pradėti statyti maždaug 16 amžiuje. Prieš tai namai iš archeologinių duomenų jie buvo stulpiniai, ta prasme ne fachverkiniai, tiesiog įkasdavo stulpus ir užpildydavo lentomis ąžuolinėmis. Bet fachverkas iš tikrųjų atsirado dėl labai tokios paprastos priežasties, kad ilgainiui pradėjo trūkti medienos. Fachverkas originale savo tuos tarpus, kur dabar mes matom plytas, užpildydavo bet kuo. Nu, aš galiu taip, gal ne į kamerą, bet šiaip mėšlu. Mėšlu su šiaudais užtepdavo, padarydavo ten iš vytelių tokius, kad būtų kažkur kryps. Ir kitaip sakant, labai sutaupydavo medžiagos, medienos, ten tą mėšlą, molis, mėšlas, mišnys, paskui nedegtos plytos, įvairūs, baigėsi tai plytomis, bet čia jau labai jau toks dekoratyvus. Fachverkas Klaipėdoje gyvavo gana ilgai, tačiau laikui bėgant jo naudojimas buvo ribojamas. Leidžiama statyti tik mansardinius aukštus, pirmąjį paliekant mūrinį, o 20 amžiaus pradžioje jų statyba buvo uždrausta, saugant miestą nuo gaisrų, nes tokie pastatai buvo labai neatsparūs ugniai. Iš senamiesčio pastatų, kurie išliko po didžiojo gaisro, šiandien mes nieko pamatyti negalime, nes jų nebėra. Daugelis namų statyti jau 18 amžiaus pačioje pabaigoje. Tik žmonės gyvenę iki Antrojo pasaulinio karo dar galėjo matyti gatvėse ir 17 amžiaus namus. Nuo 18 amžiaus antros pusės iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos galime išskirti ir trečiąjį periodą, gausiausią ir šiandien mums dar matoma Klaipėdos architektūra. Mes turėjom, kaip ir visa vakarų Europa, iš tikrųjų miestas yra europinis, ir mes turėjom visus architektūros periodus, tos klasikinius vadinamus periodus, kurie buvo renesansas. Renesansas, sakykime, pas mus yra susijęs su ta pilimi ir bastioninė sistema. Tie visi bastionai yra renesanso architektūros padarinys ir pilis, kuri gal bus atstatyta, tai būt atstatyta renesansinė pilis. Paskui mes turėjom labai trumpus periodus baroko, sakykime taip, nuo 17 amžiaus pabaigos iki 18 amžiaus antros pusės. Barokui vystytis Klaipėdoje buvo labai nepalankios aplinkybės, tačiau jo likučių galime išvysti kai kurių pastatų dekoro apdailos elementuose, nes didžioji dalis sudegė didžiojo gaisro metu. 1807 metais mieste laikinai įsikūrus karaliaus rezidencijai, miestas buvo priverstas rūpintis savo estetinę išvaizdą. Tuo metu daugiausia statomi klasicizmo stiliaus statiniai, nors jų nemažai sudegė per gaisrą, tačiau dalis jų ir išliko. Gan nemažai buvo pastatyta klasicistinių pastatų. Vienas, va čia rotušė, kur mes matom, tai jis iš tikrųjų dabar jis jau ne klasicistinis, bet kai jį pastatė 18 amžiaus pradžioje, jis buvo grynas klasicistinis pastatas. Tai kas domisi, mes turim keletą tokių, vieną Turgaus aikštėje pastatą restauruotą, jūs žinote, toks žalias vokiečių namų pastatas, didelis, gale aikštės. Yra klasicistinis ir puikus pavyzdys, ką tik restauruotas Puodžių gatvėje mėsininko, taip vadinamas namas. Po didžiojo gaisro miestas buvo atstatomas neostiliuose. Neogotika, tai Danės krantynėje stovintys sandėliai, neorenesansas, po rekonstrukcijos 19 amžiaus pabaigoje perstatytas namas, vėliau tapęs rotušė, neoklasicizmas, teatro pastatas, neobarokas, dabartinis centrinis paštas, būta ir neoromantizmo ir kitų stilių pastatų. Įdomus Klaipėdos architektūros laikotarpis yra tarpukaris, kuomet po Pirmojo pasaulinio karo pralaimėjusi Vokietija tapo
avangardų naujoje architektūroje. Čia atsirado Bauhauso, modernizmo, funkcionalizmo, net ekspresionizmo mokyklos. Klaipėdoje, kaip ir visoje Vokietijoje, mes turim tą vyksmą, tą idėjų kovą, kuri vyko visoje Vokietijoje ir Europoje. Iš tiesų, čia mes galim visų stilių tuo metu, sakykime, konkuravusių tarpusavį, aš kalbu tarpukarį. Po pirmojo iki antrojo pasaulinio karo galime matyti pavyzdžius. Mes turim vieną kitą Bauhauso pavyzdį, elektrinės pastatai dabar jie net pažįstami, bet jeigu mes juos nuvilktumėm tuos antstatus, tiesiog pamatytumėm Bauhausą, vienas pastatėlis yra Gintaro gatvėje. Yra tradicionalistų, tėvynės stiliaus atstovų, kurie statė tokius namus kaip Lietuvininkų aikštėje, tas didžiulis gražus pastatas, jisai jau, sakykime, statytas tėvynės stiliui, kuris konkuravo su modernu. Galima įsivaizduoti, kokios čia aistros vyko. Iš tikrųjų buvo puikūs architektai. Ką vien reiškia Raismanas, kuris iš tikrųjų čia padarė daug puikių pastatų. Buvo skaitomas žymiausių architektų paskaitos, diskusijos su Gropiusu ir kitais modernizmo to laiko atstovai. Žodžiu, čia vyrė labai įdomus architektūrinis gyvenimas, kurį dar tektų aprašyti ir išanalizuoti. Po antrojo pasaulinio karo, kai nemažai pastatų buvo sugriauta, apie miesto architektūros raidą toliau sprendė naujoji sovietų valdžia. Didžiausia problema turbūt antrojo pasaulinio karo pasekmė buvo net nesugriovimai. Miestas buvo griaunamas arba degė dešimtis kartų iš tiesų. Ir jis atsistatinėjo, pavyzdžiui, 54 metų 19 amžiaus. Gaisras nušlavė viską ir jis atsistatė ten per keletą dešimtmečių. Atsistatė dar įspūdingesnis, bet kas buvo blogiausia, nesugriovimai, kaip sakau, buvo didžiausia problema. Bet kad naujieji miesto šeimininkai nutarė ne tik atstatinėti miestą, bet pakeisti jo plėtros tendencijas iš esmės. Per ilgus šimtmečius nusistovėjusi tendencija, kad miestas yra Danės žiotyse, plečiasi visas pusės vienodų spindulių, yra kompaktiškas, atėjusiems į valdžią pasirodė netinkama. Buvo nutarta, kad tarybiniais laikais, kad mes keisim tą sistemą, tempsim miestą daugybę kilometrų, reiškia, puikiai žinom, pietų kryptimi, nes ten laisvos teritorijos, ten kuriasi uostas, pagrindinis argumentas vienas vamzdis, viena gatvė, reiškia, į vieną pusę gyventojams, į kitą pusę uostams ir apskritai gyventojams labai gerai, nes jie čia pat gyvens, bėgs į uosto įmonės. Nu, žinot, žmogaus traktavimas tada buvo labai paprastas, toks tarybinis. Nėra ko čia jam lakstyti, gyveni, perbėgi gatvę ir nueini dirbti į konservų fabriką. Toks požiūris iš esmės sugriovė senąją struktūrą. Be to, po karo daugelį pastatų dar buvo galima atstatyti, tačiau sovietams tai nerūpėjo. Jie miesto viziją matė su erdviais skverais, parkeliais, šalia vienas kito nesusigrūdusiais pastatais. Be to, to meto aukšti pareigūnai atsikėlė gyventi į buvusį nacistinį kraštą skelbė, kad čia akmens ant akmens nepaliks vokiškojo palikimo. Grįžtant į senesnius laikus reikėtų prisiminti, kad miestas įsikūrė tarp dviejų Danės atšakų. Senoji miesto dalis vadinta salos miestu, o vanduo žymėjo senamiesčio ribas. Senoji Danės vaga ėjo dabartinės Didžiojo vandens gatvės trasoje. 18 amžiaus pradžioje buvo užpilta viena upės atšaka ir miestas pradėjo plėstis neberibojamas vandens toliau į pietus. Žinoma, aktyviausias gyvenimas vyrė miesto centre, tačiau šiandieninės Klaipėdos miesto teritorijoje buvo ne vienas priemiestis. Miestas tvirtovė, tai ką reiškia, kad dabar atsirado miestas senamiestis saloje čia. Ir buvo aptvertas tvirtinimais. Voblano sistema, bastioninė tai tvirtinimų, kuriuos šiaip jis neturėjo kur plėstis. Jis buvo suvaržytas tų bastionų, o kadangi kažkur kūrėsi žmonės, jie kūrėsi priemiesčiuose. 18 amžiaus antroje pusėje, kada buvo demontuota pilis, pardavinėjamos jos plytos, miestas prarado gynybinės tvirtovės funkciją. Tuomet atsidarius pylimams, jis ėmė plėstis ir pirmiausia į kitą Danės upės pusę. Taip atsirado naujamiestis iki dabartinės Daukanto gatvės. Vėliau miestas plėtėsi dar labiau. Atsirado poilsiautojams skirti priemiesčiai, vienas gražiausių to meto buvo Giruliai, iki kurio vedė dviračių
takas, veikia restoranai. Šiandien miestas gyvena savo gyvenimą. Vyksta restauracijos, naujos statybos darbai, gyvinamas senasis ir kuriamas naujas Klaipėdos architektūrinis veidas. Gegužės 4 dieną Baroti galerijoje buvo atidaryta Vilniečio Vilmanto Marcinkevičiaus tapybos darbų paroda Nelies daugiau mano širdies. Tapytojas neoekspresionistas, išsiskiriantis neįprastų lietuviškai tapybos mokyklai koloritu. Abstrakti ir išraiškinga plastinė kalba yra jo meninių ieškojimų pagrindas. Standartizuotas, metaforiškas, be perdėto dėmesio anatomijai vaizdavimas esminis Vilmanto Marcinkevičiaus kūrybos bruožas. Parodoje pristatomi naujausi Vilmanto Marcinkevičiaus tapybos ir spalvotos litografijos darbai, kurių siužetai nėra atsitiktiniai. Jie lydi tapytoje jau daug metų. Tai geidulingos moteris, sugrįžtančių draugų motyvas, guodžiančio angelo prisilietimas. Gegužės 16 dieną Klaipėdos etnokultūros centras kviečia į dokumentinio filmo Klemukas pristatymą ir susitikimą su filmo herojumi, kraštotyrininku, Upynos liaudies amatų muziejaus įkūrėju, kryždirbiu Klemensu Lovčiku. Gegužės 18 dieną Ramybės galerijoje Palangoje atidaroma tapytojos Audronės Petrašiūnaitės darbų paroda. Nedažnai pajūrio regione viešinčios menininkės parodoje pristatomi skirtingų periodų bei stilistikos tapybos darbai, grafikos spaudai. Petrašiūnaitė pasaulį stebi tarsi per miglą kontempliuodama neaiškiai apibrėžtus medžiaginius daiktus, bet vaiduokliškus jų atitikmenis, širdimi suvokta sielos haliucinacija, kurios nereikia filosofiškai paaiškinti, užtinka išgyventi, pajusti, nuspėti. Gegužės 18 dieną Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro parodų rūmuose bus atidaryta dailininko Radiono Petrovo tapybos darbų paroda Rebranding. Jaunas ir talentingas autorius pristato pirmąją personalinę savo parodą, kurioje hiperrealistiški fotografijas primenantis darbai, apeliuojantis į visiems gerai žinomus firminius ženklus. Į praėjusios laidos klausimą, kur stovėjo pirmoji profesionali gaisrinė Klaipėdoje, teisingai atsakė mūsų laidos žiūrovė Virginija Grigalauskienė. Ji pastebėjo, kad gaisrinė stovėjo dabartinėje atgimimo aikštėje visai šalia rotušės. Už teisingą atsakymą mes dovanojame kvietimus dviems apsilankyti Klaipėdos koncertų salėje gegužės 24 dieną vykstančiame koncerte Džiazo miniatiūros. Šios savaitės klausimas skamba taip. Kokia dabar esančia gatve seniau tekėjo Danės upės vaga? Atsakymus siųskite elektroniniu paštu kristina@kulturaplius.lt. Kitą savaitę iš teisingai atsakysiu mes išrinksime vieną laimingąjį, kuriam padovanosime kvietimą dviems apsilankyti Klaipėdos koncertų salėje gegužės 31 dieną vykstančiame koncerte Choras smagiai ir laimingai. Pusvalandis su laida Kultūra Plius jau baigėsi. Tikiuosi, jis jums buvo įdomus ir naudingas. Susitiksime vėl už savaitės Baltikom televizijos eteryje. Su jumis buvo laida Kultūra Plius.